Sveiki, tai praeitame video mes sužinojome, kas yra kėliniai ir visi žinome, kad juos naudojame tada, kai mums yra svarbi eilės tvarka ir kai naudojame visus elementus. Tai tarkim, aš norėčiau sužinoti keliais skirtingais būdais, aš galėčiau sustatyti 5 knygas į lentyną. Tai šiuo atveju mes naudojame visas 5 knygas ir mums yra svarbi eilės tvarka, tai žinoma naudosime kėlinius. Tai bus P iš 5. Kas yra 5 faktorialas. Ir iš viso yra 120 skirtingų būdų sustatyti 5 knygas į lentyną. Tačiau, jeigu lentynoje yra tik tai 3 vietos ir aš norėčiau sužinoti keliais skirtingais būdais, aš galėčiau sustatyti 3 iš 5 knygų į tas 3 vietas. Tai pirmą vietą aš galėčiau pastatyti vieną iš 5 turimų knygų. Į antrą vietą galėčiau statyti vieną iš likusių 4 knygų, o į trečią vieną iš likusių 3 knygų. Ir sudauginę šitos 3 skaičius, aš gausiu visas įmanomas kombinacijas sustatyti 3 knygas iš 5 į lentyną, kurioje yra tik 3 vietos. Iš viso yra 60 kombinacijų tą padaryti. Tai šiuo atveju mes nenaudojame visų elementų. Ir mes turime šiuo atveju naudoti gretinius. Gretiniai yra žymimi A raide. Tai mes turime 5 knygas ir tik tai 3 vietas. Tai A iš 5 po 3 bus 5 faktorialas padalinta iš 5 minus 3 faktorialo. Tai yra 5 kart 4 kart 3 kart 2 ir kart 1 padalinta iš 2 kart 1, kadangi 5 minus 3 yra 2. Ir mes gausime lygiai tą patį atsakymą kaip ir štai čia. Tai yra 60 kombinacijų. Ir mes naudotume lygiai tą patį sprendimo būdą, jeigu ir turėtume 3 knygas ir 5 vietas. Tai tarkim, mano 3 knygos yra štai čia. 1, 2 ir 3. O pačioje yra 5 vietos, į kurias jas galiu sustatyti. Tai pirmą knygą mes galime statyti į vieną iš 5 vietų. Tai viena vieta jau bus užimta. Tai antrą knygą aš galėčiau statyti į vieną iš likusių 4 vietų. O trečią į vieną iš likusių 3 vietų. Tai kaip matote, bus lygiai tas pats. A iš 5 vietų, 3 knygos ir tai bus 5 faktorialas padalinta iš 5 minus 3 faktorialo. Ir mes gautume tas pačias 60 kombinacijų. Tai pamėginkime išspręsti vieną uždavinuką. Sąlyga mums duoda 4 skirtingus skaičius. 1, 2, 3 ir 4. Ir mūsų klausė, kiek skirtingų sveikųjų, tai teigiamų skaičių mes galime sudaryti iš šitų 4 skaičių. Ir mes galime nenaudoti visų 4 skaičių. Tai jeigu mes nenaudojame visų skaitmenų, tai mes galime turėti vienženklį skaičių, dviženklį skaičių, triženklį skaičių ir keturženklį skaičių. Tai žinoma, vienženklių skaičių mes galėtume padaryti tik tai 4, kadangi turime 4 skaitmenis. O tai būtų tas pats, kas A iš 4 po 1. Ir tai yra 4 faktorialas padalinta iš 4 minus 1 faktorialo. Tai yra 4 kart 3 kart 2 kart 1 padalinta iš 3 kart 2 kart 1. Šitie visi skaičiai išsiprastina ir mums lieka 4. Toliau dviženkliams skaičiams mes naudojame 2 skaitmenis. Tai bus A iš 4 po 2. Tai yra 4 faktorialas padalinta iš 4 minus 2 faktorialo. Ir tai būtų tas pats, kas 4 kart 3 kart 2 kart 1 padalinta iš 2 kart 1. Ir iš viso yra 12
dviženklių skaičių. Toliau, triženkliam skaičiam mes naudojame 3 skaitmenis. Tai bus a iš 4 po 3. Tai yra 4 kart 3 kart 2 kart 1 padalinta iš 1. Ir tai bus 24 triženkliai skaičiai. Ir keturženkliai skaičiai mes naudojame visus 4 skaitmenis. Ir tai būtų lygiai tas pats, kas kėlinys iš 4. Ir tai yra 4 kart 3 kart 2 ir kart 1. Ir taipogi mes turėtume 24 keturženklius skaičius. Tai iš viso mes turėtume 4 plus 12 plus 24 plus 24 skirtingų sveikųjų teigiamų skaičių. Ir iš viso tai yra 64 skirtingi skaičiai. Tai šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjote ir kitame video mokysimės apie derinius.